Sveiki. Šiandien, pabandykime panagrinėti, kaip mes apskritai suprantame pasaulį. Viskas prasideda, aišku, nuo vaikystės. Renkame patirtį per pojūčius, matom, girdim, liečiam ir iš tų visų dalių, lyg iš puzlės, kuriame tokius vidinius žemėlapius, modelius, kaip kas veikia. Taip, tuos modelius. Ir jie gali būti visokie. Paprasti, kaip išmokti, batus susirišt. Ar dviračių važiuot, pavyzdžiui. Būtent. Arba, nepaprastai sudėtingi. Kaip mūsų pasaulėžiūra, vertybės. Ir iš esmės visa mūsų asmenybė tai tų modelių visuma. Sąmoningų ir nelabai. Mes nuolat ieškom, kaip tos modelius pagerinti. Bet įdomiausia, kad kiekvieno tas žemėlapis, jis vis tiek unikalus. Kiekvienas turim savo tiesą, ar ne? Tikrai taip. Ir čia kaip tik, tampa aktualus mūsų šiandienos šaltinis. Tai ištrauka iš teksto Sąmonės lūžio taškas. Ten nagrinėjamas vienas, sakyčiau, gana drąsus darbas Davido Rudolfo, Kennetho Willifordo ir, aišku, žinomo Karlo Fristono. Jie pristato tokį matematinį sąmonės modelį. Projekcinės sąmonės modelį, PCM trumpiau. Ir šaltinyje keliama mintis, kad čia gali būti, svarbus žingsnis į priekį, mūsų sąmonės supratime. Projekcinės sąmonės modelis. PCM. Skamba, tikrai intriguojančiai. Kas jame tokia ypatingo? Ar kuo jis skiriasi nuo to, ką žinojom anksčiau? Pagrindinė PCM idėja, yra tokia. Sąmonė pati aktyviai kuria savotišką vidinį lauką. Virtualų. Tokį 3D lauką. Šaltinyje jis vadinamas sąmonės lauku. Fog angliškai. Ir štai čia svarbiausia dalis. Tas laukas apdoroja informaciją, naudodamas projekcinės geometrijos principus. Geometrijos. Taip, geometrijos, nors, idėja apie vidinius modelius jį nėra kažkokia visai nauja, bet PCM, kaip teigiama, yra pirmas bandymas viską sujungti, integruoti po vieną teoriją, pridedant būtent tą geometrijos sluoksnį. Karlas Fristonas netgi, laiko tai pačia išsamiausia šiuolaikinė sąmonės teorija, bent jau kol kas. Projektinė geometrija. Gal galima šiek tiek paprasčiau. Kas tai per daiktas mūsų sąmonėje? Gerai, pabandykim. Įsivaizduokime menininką. Jis piešia ant ploščio lapo, bet mes matome gylį, erdvę. Jis naudoja perspektyvos taisykles, tai čia toks, labai supaprastintas projektinės geometrijos pavyzdys. Tai PCM kelia hipotezę, kad mūsų sąmonė naudoja panašius principus, tik aišku nepalyginamai sudėtingesnius. Ir ne tik tam, ką matome, bet visai informacijai, garsams, pojūčiams, net mintims, kad juos struktūrizuotų, įprasmintų. Oho, tai gana rimtas pareiškimas. Ta prasme, kad po viskuo, ką jaučiam, galvojam, slypi kažkokia universali geometrinė gramatika. Būtent, tokia yra pagrindinė mintis, taip? PCM sako, kad giliau už mūsų tų subjektyvių interpretacijų, už pojūčių, emocijų, prisiminimų, yra šitos gilesnės struktūros, įgimtos, ir jos veikia nesąmoningai intuityviai. Jos tarsi toks vidinis karkasas. Smegenys nuolat modeliuoja pasaulį naudodamos tuos principus, ypač kai informacijos turim nedaug, tik dalį vaizdo. Pagal modelį, net tai, kaip emociškai reaguojam, gali priklausyti nuo to, kaip situacijos geometrija atitinka mūsų vidinius modelius. Supratau, bet jeigu tie principai, kaip sakote, universalūs visiems, vienodi, kaip tada paaiškinti tą unikalumą, kad vis tiek kiekvienas pasaulį matom šiek tiek kitaip? Minėjom tuos unikalius žemėlapius. Labai geras klausimas. Čia modelis atsako taip. Patys geometriniai principai universalūs. Bet kaip mes juos taikom ir kokį turinį į juos įkeliam, mūsų patirtis, prisiminimai, įsitikinimai, čia ir yra individualumas. Aha. Taigi struktūra bendra, bet užpildymas kiekvieno savos, unikalus. Tas geometrinis sąmonės laukas, tas fog, jis veikia kaip tokia vidinė virtuali realybė. Ir ji padeda ne tik išorinį pasaulį suvokti, bet ir optimizuoti mūsų vidinės būsenas, siekti darnos, mažinti vidinį chaosą, netikrumą. Gerai, skamba logiškai. Bet, ką mums tai duoda praktiškai? Kur link visa tai veda? Jeigu ši teorija teisinga, kokios galimybės atsiveria? Čia ir prasideda įdomiausi dalykai. Jeigu tie principai tikrai universalūs, ateityje galbūt būtų įmanoma aprašyti
aprašyti geometrinėmis struktūromis tokius sunkiai pagaunamus dalykus kaip vidinė pusiausvėra ar net intuicija. Sritis, kurias, dabartinė psichologija ar neuromokslai, kaip teigia šaltinis, dar tik pradeda giliau suprasti. Įdomu. Galbūt tai net turėtų įtakos dirbtinio intelekto kūrimui, jei norėtume sukurti kažką panašaus į sąmonę mašinose, bet kol kas, aišku, reikia pabrėžti, kad mes tų giliųjų principų, sąmoningai nesuvokiam ir neturim prieigos prie viso jų potencialo. Tai va, jeigu bandytume apibendrinti, viena vertus mes patys nuolat kūrėme tos savo individualus pasaulio modelius, remiamės patirtim. Kita vertus, šitas projekcinės sąmonės modelis, jis kelia mintį apie kažkokį gilesnį universalų pamatą, geometrinį, kuris galbūt formuoja pačią mūsų sąmonės architektūrą. Tiksliai. Nors šios teorijos plėtojimas, patikrinimas, aišku, tai užtruks. Reikės daug tyrimų, kaip ir minama šaltinėje. Bet potencialas tikrai intriguoja. Ateityje tai galėtų padėti kurti modelius, kurie, geriau integruotų žmogų ir aplinką ir visumą. Šaltinis net užsimena, kad toks supratimas galėtų padėti spręsti ir šiandienos problemas, informacijos perteklių ar didėjančią polarizaciją visuomenėje. Galbūt pasiūlytų bendresnį pagrindą supratimui ir pabaigai tiesiog tokia mintis pamastymui, jeigu mūsų sąmonė iš tikrųjų veikia pagal šituos, nematomus universalius geometrinius dėsnius, kas būtų, jeigu mes kažkaip išmoktume juos atpažinti savyje, ar net sąmoningai jais naudotis, kokios naujos suvokimo, patyrimo galimybės tada galėtų atsiverti.